Labą dieną. Norėčiau duoti keletą patarimų, kaip prižiūrėti šunelius namų sąlygomis. Mūsų modeliukas šiai dienai bus mišrūnė Lėja. Kasdieninė kailio priežiūra susidarytų iš šukavimo. Šukavimui naudojame šepečius. Ilgesnio plauko šunim šepečiai ilgesniais šereliais. Jeigu tai vidutinio plauko arba trumpo plauko šunelis, tai naudojamas šepetys yra trumpais dantukais. Visa esmė yra šepečio, kad būtų minkšta pagalvėlė, kurią įsmeigti šerelį. Kitas pagalbininkas ilgaplaukių šunų šukavimo tai yra šukos. Jos naudojamas dažniausiai po pašukavimo šepečio, kaip kontrolinis patikrinimas, ar mes nepalikom neiššukuotų vietų. Jeigu tai yra šunelis ilgaplaukis ir turintis tankesnę povilnę, yra tikimybė, kad nedašukavus šepečių tam tikrų vietų, tai yra dažniausiai besitaikančios vietos pausiai, šitos vietos pažastys ypač susidaro taip vadinamos savilos, kurios yra šalinamos specialių įrankių. Prabraukiamas su šitų savilų išėmėjų, jisai išskaido pačią savilą ir mes tada jau šukų pagalba arba šepečio pagalba galutinai išėmame šitą savilą. Šunelį reiktų šukuoti, ilgaplaukius turiu omeny, šukuoti bent kartą savaitėje. Kitas svarbus aspektas yra ausyčių valymas. Ypatingai tai liečia nulėpausius šunis. Kadangi ausytės yra nulėpusios, jos gauna mažiau oro, terpė kauptis bakterijom. Atvertus ausytę matome ausies landą. Jeigu ausytės viduje nesimato jokių apnašų, į ausytę nelendam. Jeigu ausytėje matome apnašas, naudojame valiklius, lašinam keletą lašelių į landą, uždengiam ausytę, pamasažuojame ties ausytės pagrindu, paleidžiame galvytę, šuniukas gali laisvai išsipurtyti to visą perteklių. Tuomet naudojame kosmetinį tamponėlį, pašalinam nešvarumus. Akyčių priežiūra, nubėgusių ašarų valymas. Naudojami valikliai, kurie tirpina tas apnašas, snukutį fiksuojam, stengiamės nepataikyti į akytę. Tiesiog užlašinam keletą lašų valiklio, aptirpinama šita vieta, išmaudoma panaudojant šampūno, o jeigu šuns nemaudome, tos nešvarumus pašalinama tiesiog tamponėliu kosmetiniu. Labai svarbu žiūrėti šunelių nagus. Tinkamo ilgio nagučiai turėtų neliesti pagrindo, ant kurio stovi šuo. Jeigu nagučiai yra per ilgi, jie trumpinami žirklių pagalba. Nagučiai turėtų būti patrumpinami 45 laipsnių kampu nago augimo kryptimi. Jeigu nagučių nepakirpsime tiek, kiek jiem priklauso, gali sužaloti šunį iš tikrųjų pėdos. Turėdami ilgaplaukius šunelius galim palengvinti jų priežiūrą, apkirpant pėdutę tiesiog apvaliai, iškarpant vidinius plaukus tarp pėdučių. Ypač žiemos metu, jeigu tenais prikimba sniego, ledukų gumuliukai ir esant ten dideliam plaukotumui, šuniui judėti yra problematiška. Esant šaltam sezonui, būtina pasirūpinti pėdutėmis. Kelius barsto įvairių druskų mišiniais, o mūsų augintiniai vaikšto, jų pėdutės kenčia. Yra įvairių vaškų, kremų, kurie apsaugo mūsų augintinių pėdutes. Prieš vedant šunelį į lauką, šiek tiek minučių iki išėjimo ištepti šiomis priemonėmis, kad jos gerai įsigertų. Jeigu tai yra trumpaplaukis gyvūnas, pravartu augintinį aprengti. Dar vienas svarbus aspektas tai yra šunelio maudymas. Lauke laikomas šunelis maudomas rečiau. Maudant lauke gyvenantį šunį reiktų įvertinti klimato sąlygas. Jeigu tai yra žiemos periodas, yra šalta, šunelį reiktų išmaudyti vakare ir paliekant jį šiltai miegoti šiltoje patalpoje. Pravartu būtų džiovinti šunelį fenu, išdžiovinti visą stuburo dalį.
Kambarinius šunelius maudome pagal poreikį. Didžioji dauguma vidutinio ilgio turėtojų maudomi kas 1,5–2 mėnesius. Vadovaujamės tokia paprasta žmogiška taisyklė. Kai glostant šunelį ant rankų lieka nemalonus kvapas ar jausmas, tuomet reiškia, kad šunelį reiktų maudyti. Paprastai maudymui naudojami šampūnai. Rekomenduotina naudoti kokybiškus, praturtintus proteinais, kiek įmanoma natūralesnių pagrindų. Taip pat reikalingas ir kondicionierius, kuris po maudynių išsausintą plauką pamaitina ir atstato. Visas šiai dienai naudotas priemonės ir įrankius galima įsigyti tiesiog specializuotose gyvūnų priežiūros parduotuvėse. Šiam kartui sakau dėkui ir iki kitų susitikimų.